Labas vakaras visiems. Čia kaip tik prieš vėlinės klajodamas po internetą radau tokią labai prasmingą mintį, kuri, manau, bus mano šito pasisakymo kaip moto. Gyvenimas yra prasmingas tiek, kiek jis yra susijęs su anapusybė. Gyvenimas yra prasmingas tiek, kiek jis susijęs su anapusybė. Du dideli žmonės, du korifėjai, kurie visai arba beveik vienas kito nepažinojo, abu mąstė ir rašė apie žmogų, ko gero patį sudėtingiausią dalyką žemėje, galbūt netgi visoje visatoje, ir apie žmogaus gyvenimiškas apraiškas. Du žmogaus sielos ir jo vidinio pasaulio žinovai mąstė ir rašė skirtingai, o dažnai ir visai priešingai, kaip čia nuolat buvo pabrėžiama. Toks dviejų didžių žmonių prieštaringumas yra gera proga pamastyti apie žmogų ir apie jo vidinius konfliktus. Be to, tai yra dar vienas, nors ir netiesioginis įrodymas apie žmogaus sudėtingumą ir jo vidinį prieštaringumą. Kodėl tokie didžiuliai skirtumai tarp žmogaus, apie kurį kalba Vydūnas, ir žmogaus, kurį sutinkame Dostojevskio kūriniuose? Atsakymo toliau ieškoti nereikia, jis čia pat. Tie du dideli žmonės buvo labai skirtingi ir tai lengvai galima spręsti iš šių kūrybinio palikimo. Tos vertybės bei tiesos, apie kurias rašo vienas ar kitas žmogus, visada yra skirtingai vertinamos ir įvairiai suprantamos, tačiau kiekvienas rašantis, kiekvienas kalbantis, kiekvienas kūrėjas pasako vieną tiesą, į kurią dažnai mes neatsižvelgėme. Ir toji tiesa yra rašančiojo, kalbančiojo ar kūrenčiojo tiesa apie save. Senovės išminčiai sakydavo, kalbėk, kad tave pažinčiau. Vydūno ir Dostojevskio raštas skleidžia mums du labai skirtingus, tiesiog prieštaringus pasaulius, prieštaringuose pasauliuose gyvenančius žmonės, šviesoje gyvenant ir tamsiausia žmogaus prigimties gelmes tyrinėjantį. Atrodo, kad tai du nesutaikomi prieštaravimai, tai du priešininkai kovojantis tarpusavyje. Prieštaras galima spręsti, jas reikia sugebėti apjungti. Priešininkams sutaikinti reikia teisėjų. Ir kaip teisėją kviečiu Justiną Marcinkevičių. Paėmiau dvi jo eilutes. Šviesa, kurią matau, nuo jūsų sklinda. Tamsa, kurios bijau, nuo jūsų sklinda. Taip kiekvienas galime pasakyti, šviesa, kurią matau, nuo manęs sklinda. Tamsa, kurios bijau, taipogi nuo manęs būtent sklinda. Reikia savyje atrasti ir tamsą, ir šviesą. Be tamsos nematysime šviesos, kaip ir be blogio nėra gėrių. Ne tik Vydūnas su Dostojevskiu buvo labai skirtingi, daugiau ar mažiau skirtingi yra visi žmonės. Psichologija, pedagogika, sociologija, religija. Norėtų, kad visi žmonės būtų maždaug panašus. Tada būtų lengvai ar nepalyginamai lengviau būtų galima spręsti visas auklėjimo, mokymo, moralinės, teisinės, laisvės ir kitokias žmogiškas problemas. Tačiau dėja, tai tik svajonė. Ir pirmiausia, pabandysime pasiaiškinti skirtingumo priežastis. Taigi pirmiausias klausimas, kas ir koks yra žmogus? Kokiu mitu, naratyvu ar tiesiog pasakomu yra pagrįsta mūsų vakarų kultūros supratimas apie žmogų? Biblija pagrįstas krikščioniškasis mitas pasakoja apie žmogaus nupuolimą, apie gimtąją nuodėmę ir apie žmogaus atpirkimą. Šito mito arba pasakojimo pagrindų susiklosti vakarų pasaulio kultūra ir civilizacija.
Ir tos mūsų vakarų kultūros civilizacijos pagrindinis bruožas yra susiskaldimas, susipriešinimas, konfliktai, kovos ir kruvini karai. Į šitą vis dar galiojantį pasakojimą, ko gero, pribrendo laikas keisti, kuris galėtų padėti suprasti žmogaus prieštaringumą, nesupriešinant žmonių, nepadalinant juos į geruosius ir bloguosius. O šitą pasakojimą arba naratyvą reikia keisti labai nedaug. Ir pradėkime nuo pat pradžių, nuo žmogaus atsiradimo. Kai kalbame apie žmogaus atsiradimą, dažnai vartojama žodis nupuolimas. Apie nupuolimą ir išvarimą iš rojaus kalbama Biblijoje, ypač dažnai šitą savoką nupuolimas vartoja teologai. Taigi yra netgi tokia savoka nuodėmingas nupuolimas. Ir nupuolimą suvokime ne kaip nuodėmingumą, bet kaip sąmonės nusileidimą iš aukštųjų dvasinių, būtent iš aukštųjų dvasinių sferų į vis tankesnės ir sąmonę ribojančias fizinės medžiaginės sferas. Čia galima prisiminti ir antrąjį Darvino veikalą apie žmogaus kilmę. Jis yra pavadintas Descent of Man, tai yra žmogaus nusileidimas. Rūšių tai kilmė, o žmogaus tai būtent buvo nusileidimas. Ir tam nupuolimui arba nusileidimui nusakyti religijų ir yra speciali savoka – kenozė. Tai graikiškas žodis, veiksmažodis keno, tai reiškia apiplėšiu, ištuštinu. Ir ši yra kilusi iš Naujojo testamento Pauliaus laiško Filipiečiams, kur kalbama apie įsikūnijusio Jėzaus savęs apiplėšimą ir apribojimą. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, prisimdamas tarnų išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės, ir jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Biblijos aš nemanau, kad reikia keisti. Aš tik keičiu jos aiškinimą, interpretaciją. Šventraščiai, kaip ir visi senieji tekstai, yra simboliniai. Visas sunkumas yra jų aiškinime. Ir pasak šventraščio, žmogus nuo Dievo skiriasi tik tai formaliai. Iš esmės žmogus yra panašus į Dievą, kas labai aiškiai pasakyta Senojo testamento pradžios knygoje. Tačiau teologai šitą esminį žmogaus ir Dievo panašumą palieka nuošalyje ar visai pamiršta. Tuo tarpu visų religijų mistikų paradoksalūs teiginiai yra pagristi šito esminio žmogaus ir Dievo panašumu. Ir šitaip mąstant nesunku suvokti ir priimti atpirkimo teologijoje visiškai netinkamą mintį. Kenozė. Tas savęs apiplėšimas įsikūnijant, nusileidžiant iš aukštybių, sąmonės ar žmogaus sielos, apiplėšimas vienodai tinka įsikūnijančiam Dievui ir įsikūnijančiam sąmonėje žmogui arba sielai, kaip mes pavadinsime. Kitaip sakant, kenozė yra sąmonės įsikūnimui būdingas vyksmas, neišvengiamas. Įsikūnė juk ne žmogus, bet sąmonė, kurią vadiname siela arba dar nors kaip kitaip. Ir teologija kalba apie Dievo įsikūnimą, bet nepriima minties, kad ir kiekvienas žmogus toji Dievo kibirkštėlė yra įsikūnęs, o tai reiškia apiplėštas, apribotas, stokojantis, pažeidžiamas, perėjęs per kenozę. Sąmonės arba dvasios sielos įsikūnimas visada yra kenozinis, tai yra sąmonė apribojantis ir apiplėšiantis. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako, argi jūsų įstatyme nėra parašyta, aš tariau, jūs esate dievai. Lyg ir nepanašu, kad esame dievai. Dievais esame netiesiogiai, bet kenozinė prasme esame apiplėšti, apriboti, stokojantis, pažeidžiami dievai. Įsikūnydami apsivilkome fizinį kūną, kuris mus apribojo, apiplėšė, patalpino į laiką ir erdvę ir tapome pažeidžiami, stokojantis ir pamiršome, kas mes iš tikrųjų esame. Pamiršimas gimstant yra užkoduotas mūsų protėvių kalboje. Gimti reiškia migti, pamiršti. Dėl kenozinės užmaršties ir randasi didžiulė iliuzija, tai yra atskirumo iliuzija. Mes laikom vienis kitus savyje atskirus. Ir šita tikra atskirumo iliuzija yra pagrįsta
šita netikrai tikra iliuzija, atskirumo iliuzija yra pagrįsta visa mūsų kultūra ir civilizacija. Na va ir tiek man reikėjo pasakyti, kad galėčiau pagrįsti Vydūno ir Dostojevskio skirtumus, nieko neiškeldamas ir nieko nepažemindamas, kaip dažniausiai linkstama daryti. Kenozės prasme tarp Vydūno ir Dostojevskio yra didžiulis skirtumas. Vydūno sielos ar sąmonės nusileidimas nebuvo gilus. Vydūnas prisimena apie savo gimimą ir nuo pat mažens jautėsi kilęs iš šviesos. Ir natūralu, kad jis kalbėjo ir rašė apie tai, ką jis iš tikrųjų jautė ir patirdavo. O Dostojevskio sielos nusileidimas į fizinį kūną buvo gilus, siekęs galbūt net pačias giliausias žmogiškosios prigimties gelmes. Ir tai rodo ir jo paties gyvenimas. Jis dalyvavo revoliucinėme judėjime, pasikėsinime, buvo nubaustas mirtimi, paskui ta bausmė buvo pakeista į katorgą, ilgus metus kalėjo katorgoje, na ir dar sirgo epilepsijos priepuoliais. Ir bepiga Vydūnui buvo rašyti apie saulėtą žmoniškumo keliais vaikščiantį žmogų, o Dostojevskis rašė apie giliausią žmogaus nuopolį ir jo pakilimą, apie kiekvieno žmogaus prigimtyje glūdinti pragarą ir tą pragarišką tamsą, kuri ir kelia į šviesą. Vydūno raštai yra retai skaitomi, o Dostojevskio kūriniai skaitomi plačiai visame vakarų pasaulyje. Atsiverčia žmogus Vydūno raštus, paskaito, pavarto ir neranda juose savęs. Jie jam mažai suprantami, nes jis dar nejaučia savyje tos vidinės šviesos, apie kurią rašo Vydūnas, ir jam yra gerokai, o įprastas žmogus yra gerokai giliau pasinėręs į kūnišką prigimtį, nei kad Vydūnas arba koks nors kitas šviesuolis. O Dostojevskio raštų skaitytojas sako, žiūrėk, tai čia apie mane. Ir Dostojevskio veikalų herojuose skaitytojas lengvai atpažįsta save tamsoje klaidžiojantį. Kūno ir prigimties potraukė, jam yra pažįstami ir suprantami. Ir Dostojevskis aprašydamas tamsiosius žmogaus prigimties užkabarius labai pamažu lėtai veda link šviesos. Tamsos nesibaiminkime, nes šviesa matoma tik tamsoje. Toks keistas yra gyvenimo paradoksas. Kuo didesnio laipsnio kenozė, tuo sunkiau išvelgti esminį žmogaus ir Dievo panašumą, o ypatingai tai mums suvokti trukdo atsietas nuo tikrovės abstraktusis mąstymas. Mistikai, kurių suvokimas grįstas daugiau patirtimi, ne abstrakčių mąstymų, o tiesioginė patirtimi lengvai išvelgia Dievo ir žmogaus esminį panašumą. Kenozė yra neatsiejama nuo sąmonės įsikūnymo. Nesakau žmogaus ar sielos, bet sąmonės įsikūnymo. Ir pasinėrimas į fizinį mėsos kūną yra esminė sąmonės įsikūnymo sąlyga. Mėsos kūnas, kaip žmogaus kūną vadino ir kai kurie mistikai, matyt, pabrėždami jo skirtingumą nuo dvasinio kūno. Ir paprastai sakant, sąmonės įsikūnymas yra ją apiplėšiantis ir apribojantis veiksmas. Na ir taip mes išeiname iš tų ribų, kurias Dievo ir žmogaus santykiams nubrėžia bausme ir atlyginimu pagrįsta teisinė buhalterinė arba atpirkimo teologija. Na, išdrįskime klausti ir pasvarstyti, kokia yra to nemalonaus savęs arba sąmonės apiplėšimo, apribojimo prasmė ir reikšmė. Kad ir kaip būtų paradoksalu, tai reikalinga naujoms patirtims savęs išplėtimui. Savęs susiaurinimas reikalingas savęs išplėtimui ir kūrybiniam polėkiui. Ar viską turintis, esantis pilnatvėje, nieko nestokojantis ir niekaip nevaržomas imsis ieškojimo ar kūrybos. Ir būtent suvaržymas, apribojimas, stokojimas, pažeidžiamumas yra apribotos kenozinės sąmonės kūrybinio aktyvumo variklis. Taigi sąmonė vystosi ten, kur sutinka kliūtis.
Kenozės poveikis ir jos mastas atsiskleidžia, kai sąmonė ar daugiau ar mažiau įsilaisvina iš kūno gyvaldžios ir tai toks būsenos, kai išnyksta ar susilpnėja kenozė, yra įvairaus gylio ekstazės, įvairios kitokios sąmonės būsenos, transpersonaliniai ar klinikinės mirtyje buvusių patirtis. Na ir kuo visą tai pagristi? Kenozės pagrindas yra toks paprastas ir akivaizdus, kad mes jos nepastebime, kaip nepastebime oro, kuriuo kvėpuojame. O į kenozę pagrindžiančius teiginius mes žiūrime giliau nesusimastydami, kaip į nelogiškumus ar paradoksus. Na, aš tai parinkau keletą tokių paradoksalių posakių ir teiginių, kurie anometiniams žmonėms buvo žymiai geriau suprantami nei šiuolaikiniams. Kad Dievas myli, tą ir baudžia. Dievo numylėtas sakydavo apie neįgalų žmogų. Kas tau užtveria kelią, tas tave stumia pirmin. Tai čia patarlė berods kinų. Problemos yra patys geriausi gyvenimo resursai, taip sakė Jungas. Norėdamas ką nors pasiekti, turi nuo kažko atsisakyti. Tai Justino Marcinkevičiaus mintis. Per kančias į žvaigždes. Tai yra senovės romėnų patarlė, per aspera ad astra. Sunkumai yra šviesa, o neįveikiami sunkumai saulė. Nuslopink tamsą ir nuslopinsi šviesą. Neišplėsi savo aš, jei jau nesusiaurinsi. Skoto Peko mintis, šiuolaikinio būtent psichologo. Taigi, kaip matote, šitą kenozės, tos teiginius suprasti logiško protų sunku, sudėtinga, nes jie paradoksalūs. O būtent šitais teiginiais yra, o kenozė būtent yra pagrįsta šitais keistais, nelogiškais teiginiais. Na ir žmogaus prigimties aiškinimas yra sudėtingas ir sunkus. Ir čia gali pasitarnauti būtent ir mums Dostojevskis, kuris bene geriausiai yra aprašęs žmogaus dvasios gelmes ir jame slypinčias prieštaras. Ką žino protas, klausė Dostojevskis ir atsako. Protas žino tik tai, ką spėjo pažinti. O žmogaus prigimtis veikia visą kartu, viskuo, kas joje yra sąmoningumu ir nesąmoningumu. Žmogaus prigimti yra daug nelogiškumo, paradoksalumo. Ir protingi filosofai bei sociologai išvardė, ko labiausiai reikia žmogui. Gerovės, turto, laisvės, ramybės ir panašiai. Tačiau Dostojevskio herojus sako, kad visi protingi statistikai, galvočiai ir žmonijos mylėtojai, skaičiuodami žmogiškasias naudas, pastoviai nuolat pamiršta vieną naudą, praleidžia. Štai toji praleistoji nauda. Nuosavas, laisvas noras, nors ir labiausiai laukinis kaprizas, savo fantaziją įkaitinta, kartais iki beprotybės. Štai visa tai yra praleistoji pati naudingiausiai nauda, kurios neįtrauksi jokias klasifikacijas ir nuo kurių visos sistemos bei teorijos pastoviai eina velniop, sako Dostojevskio herojus, apysakos užrašai iš pogrindžio personažas. Laisvė save išreikšti, teisė į savus ieškojimus, patirtis bei klaidas, tai svarbiausia vertybė, dėka kurio žmogus gali iškilti kaip asmenybė ir kiekvieną akimirką jaustis tikrų žmogumi, o ne fortepijono klavišu, kuriuo groja kas nors kitas. Tačiau ta svarbiausia nauda, laisvę savai išreikšti, žmogus gali pasinaudoti tik tai kenozėje. Ir jo gilesnė kenozė, tuo labiau. Tai yra paradoksalu. Taip, žmogaus gyvenimas pagristas paradoksais ir prieštaromis. Va šitokią patį mintį randame Mačerno eilėraštį. Neatimki Dieve iš manęs klydimo teisės, noriu pats surasti savo kelią, lik tavęs, gal taip ir niekad neteisiu, bet aš trokštu pats patirti kaip gėlę. Klaidoje širdis aš baisiai noriu nusidėti ir palikti tuščią tavo rojų, tik patyręs nupuolimo vargo kietą, vėlė imsiu sekt patarimu tavuoju. Kai sugrįšiu pas tave, koks džiaugsmas didis, tėviškame tavo veide suspindės. Tu sušuksi,
Grįžo štai sūnus paklydęs ir ilgai, saldžiai priglausi prie širdies, bet dabar man duoki mano dalę, laisvės turtą, aš pats bandysiu savo laimę kurti. Eilėraštis aiškiai įkvėptas evangelinio palyginimo apie sūnų palaidūną. Tai taipogi daug pasakantis faktas, apie paklydimo vertę pasakoja ir kiti palyginimai, pavyzdžiui, pasiklydusi avis. Šią mintį rasime ir kituose šventraščiuose bei šiuolaikinių psichologų raštuose. Pavyzdžiui, Karlo Gustavo Jungo raštuose kartais žmogui reikia nusikalsti, kad pasijaustų savimi. Vėl paradoksas ir protui užkliūna žodis nusikalsti. Tačiau kas yra nusikaltimas ir kuo mes jį matuosime, kuo jį pagrįsime? Krikščionių Velykų nakties liturgijoje sakoma, Adomo nuodėmė iš tikro buvo prasminga, nes Kristaus mirtis ją išdildė. Tik tai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio dydžio atpirkėjo. Prasminga nuodėmė, laiminga kaltė, logikai mąstančiam racionaliam protui tai nesuderinamos prieštaros, nesuderinami paradoksai, tačiau juos naudoja racionaliu protu pagrįsta teologija. Tai jie yra mums kažkokiu tai būdu labai pasakantis labai gilią tiesą, kurios racionalus protas dažniausiai nepajėgia suvokti. Tačiau iš kitos pusės Dostojevskio herojai jaučia ir karštą troškimą išsilaisvinti iš gyvenimo problematikos, grįžti į vaikišką nekaltumą, patiklumą, į rojaus būseną. Ir su didžiausiu sužavėjimu, kaip apie paskutinį svajonės įsipildymą, svajonės apie žemišką rojų, apie laimingą vaikišką nekaltumą ir nežinojimą, Dostojevskis kalba dviejuose savo tikruose sapnuose. Stavriugino sapne, romane Kipšai ir ypatingai apsakymė Juokingo žmogaus sapnas. Ir šitie žemiško rojaus aprašymai turi bendrą bruožą. Ideali būsena pasiekiama atsisakant nuo kūrybinio dvasios nerimo. Ideali būsena pasiekima atsisakant nuo kūrybinio dvasios nerimo, tačiau tikroji palaima yra grįžimas į kūdikišką nekaltumą, grįžimas į pradinę šviesą, tačiau grįžti į palaimą galima tik tai sumokant didžiulę kainą, atsisakyti nuo pačios naudingiausios naudos laisvės. Iš žmogaus prigimtyje yra nesutaikoma prieštara, laisvė save laisvai išreikšti ir troškimas būtent laimingos, berūpesčių, rojinės, vaikiškos būsenos siekimas. Tačiau visiška laisvė perauga į demoniškumą, absoliuti savivalė lygi visiškam bejėgiškumui, nes jį žmogaus atima tvirtą pagrindą iš po kojų, kaip absoliutus principas pati laisvė virsta naikinančia galia. O laimingos nežinojimo būsenos siekimas naikina dieviškumą žmoguje ir veda į dvasinę prigimtį. Kaip spręsti šitą prieštarą tarp noro laisvai išreikšti ir siekti būtent laimės rojinėje būsenoje palaimoje? Tuo šito klausimą aš ir baigiu, kad būtų tęsinys, kad būtų, kaip sakyti, ieškojimas, kaip apjungti tų dviejų didžių prieštarų esančių pačiame žmoguje, apie ką kalba ir Dostojevskio legenda Didysis inkvizitorius. Ačiū už kantrybę.